Nu tai va, viskas. Autoparkas tuščias, automobilių nebeliko. Baigėsi karjera, išeinu iš rinkos, viso geriausio palieku kitiem. Nu jeigu rimtai, tai ką, žodžiu, buvo didžiausia diskusija su 61 tuo sidabriniu, kur dariau projektą, kad dėsiu skelbimus už 4,5 tūkstantėlio, kad didelė kaina, kad jie po 2000 vaikšto. Čia buvo tokių ekspertų, tai aš nežinau, gal jūs maišėt. Jis yra LCI modelį, yra PLCI, yra su paprastais žibintais, yra su geresniais žibintais. Nu, žodžiu, tai BEMas išėjo dar prieš kūčias, prasidavė už 4000 eurų, tai atmetus ten visus mokesčiukus, viską, nu kaip sakyt. Porą šimtų liko, tai režiume, pirk Lietuvoj, dėti ant pakus, ratus, burdą, žį daryt, nežinau, neapsimoka, man nepatiko. Nebent visai neturi ką veikti toks projektėlis, tada jau okei, sutinku, bet pinigų atžvilgių ne. Tai va, kas toliau? E91 juodas išėjo, tai buvo jam dėl to bildysio, kur sakiau, tai buvo gofra nutrūkus. Tas susitvarkė, praėjau technikinę, parsidavė, paskui dabar dėl ko rodau šitą, tai jeigu atsimenat, buvo šitas pirmokas ir buvo X1. Tai X1 jau pas meistrą, keičiam variklį, nes užkūrėm, žodžiu, indeklai, kas ten. Nu, žodžiu, nuėjo ten viskas. Motorui, tas ten 4.7 papiriniai tie varikliai, nekeisti tie palai vokiečių ilgai buvo. Žodžiu, viskas ten sugedo motoro apačia, tai motorą nupirkau 600, pas meistrą dabar keičiam. Šitas irgi galvojau, kad tas pats, bet užkūrus jisai duodi gazo, tik tada toks yra garselis. Tai tarimas yra, kad purkštukas. Tai po X1 šito eilė važiuot pas meistrą. Toliau, kas iš lietuviškų variantų dabar nieko, kažkokio gėrio neturiu, turiu skelbimas čia nusižiūrėję, žodžiu, tai porą variantėlių tokių, bet čia vėlgi tų žiemos davė, kažkaip nežinau, nėra ūpo žais, gulėt po to mašinom. Tai jo, vienintelė šita šiukšlė lietuviška, nupirkau už 400, šiam 6 kW, keleivinis, bandėm varyti techą, rizikavom, galvojom, kad praeisim su šita bėda jų tarcio nuo to galinio tilto, bet tačiau dėja pasakė, negausi žalio lapo. Tai dabar tokia misija, kad ar čia išeina kažką išburt, ar čia reiks visą tiltą keist, nežinau. Gal bus nusimanančių, žiūrinčių, tai lauksim info. Vidus kaip priklauso kablukui. Bet didžiausias pliusas, va, panoramkė. Ar kaip čia pavadint, žodžiu, jaučiu nesąmonę, nes vandenį leidžia. Tai va, chebrytė, kažkas tokio iš to parko. Iš vokiškų liko pirmokas X1 ir vienas lietuviškas. Apie F10 iš Amerikos nieko nepasakosiu. Darysiu atskirą video, nes dar grįžta dar vienas F10. Ir vat vakar jo gal aišku, kad jau keltas įplaukė į Klaipėdą. Sekmadienį, kada čia. Tai laukiu to, kas ten grįžta ir apie abudu tuos F10. Būtent iš Amerikos, kad yra jie abudu, padarysiu kažką apžvalgėlės, kas grįžo, ko tikėjausi ir taip toliau. Tai va tiek. BMW abudu tvarkosi, žodžiu. tą šūdą irgi bandysim prikelt, kad gaut žalią lapą, nes be techo jam niekam neįdomus. Ir tiek naujienų, galvoju, čia kažką pamiršau, nepamiršau. Nežinau, gal pamiršau biškį. Pošventinis laikotarpis. Atsigauti visiems reikia. Prisnigo, tai va viskas, daugiau nebešneku nieko. Šokam prie kompo, parodysiu apie tą Auto 1 platformą, tik iškart primenu. Jinai dirba tik su įmonėm, fiziniai asmenys negali ten registruotis ir pirkti automobilių. Nežinau, kodėl, kas kaip. Čia reiktų pas juos klausti. Bet man šiaip patiko, tai tokių parodysiu porą įdomesnių variantėlių.
O jums bus spręsti, jeigu turite įmonės, ten, man atrodo, užtenka individualią veiklą atsidaryti ir jie su tavim draugaus. Tai parodysiu, kokiom kainom maždaug yra automobilį ir tuom baigsim šitą tokį trumpą 2026 įvadinį video. Nu, žadėtas pastatoklis, 24 euriukai, prancūzas, 2,5 metai, 1,9, 96 kW. Kaina atrodo labai patraukli teisingai, bet yra vienas bet. Mokesčiai kažkas apie 300 su biškiu, parvežimas, jeigu per juos, tai ten kažkas gaunasi apie 800, per savus gal kažkiek pigiau, bet finale Dajotas, nujotas šitas Passatas mūsų, visas toks va, tuningai, turlingai, ir žodžiu, reziume 24 eurai, tai va. Taigi, auto vienas. Nupirktas kūčių vakarą, buvo 6 Passatėlis, su mokesčiais gavosi 1320, parvežimas 500 euriukų. Taip, kiek žiūrėjau, labai įsižiūrėt norėjau, rūdžių nėra. Tai tokiose vietose, čia va ant galinio dangčio yra rūdelė, bet tos vietos rankenėlės, durų apačios, visur, nu nesimatė, nežinau, zoominau, žiūrėjau, vidus užniauktas, aišku, toks matas ilgai stovėjęs. Panašiai K91 buvo toks irgi samanėlių, visko radau, tai tokie variantėliai man patinka, nes tiesiog numesti būna ir tiek žinių, tai jo rida 235 km, o servisai yra, kad ir žaikiai stiprėja 211 tūkstančių, tai jau pliusas parduodant, 28 metai, mechanas, tai jau bandysim už kokius, nežinau, kažkaip šildomos sėdynės, matau, nu kai grįž pažiūrėsim išsamiau, tai žodžiu, bandysiu už kokius 2,5 šį paleisti. Tai važiuosim kokią matematiką, su tuo 91 visai gerai gavosi, ten apie 400 pliusų išėjo. Tai va, šitas, paskui vakar kaimynui, nu, šitas 91, atsimenat, kur buvo, jo. Tai žodžiu, kaimynas dar irgi rado tokį hippie mašiniuką, Volkswageniukas, tai 4 2,5 TDI ir jam gavosi 1,866 euriuko, man atrodo, jo, kažkas tokio. Tai toks, bet čia toks kaip kemperis jisai, 21 metų, 262 rida, vokietis, žodžiu, kaip su guašu kažkoks nupickeliotas, tai 3 vietų, visi bairiai ir va vidus čia darytas kemperis, kažkas bandyta konstruoti, daryti su visais bliūdais, kranas netgi matau yra, žodžiu, dviračio laikiklis, tai va, kažkoks toks, langas, kaip suprantu, yra. Paskui čia ta markizė, žaliuzė ant šono palikta uždėta. Nu tai va, tai šitas aparatėlis, parvežimą dar dėliojamės, bet bus kažkas, manau, 600-700. Ir finaliai žmogus, nežinau, ar pardavinės, ar gal savo kažką darysis, bet toks projektėlis, pavyzdžiui, mano akim, tai fainai būtų su Moco, su Enduro, Supermoto, kai važinėjau, žaliuzytė, ta markizė yra. Vidų irgi gali pasidaryti kažkokį tai važiavimą, nežinau, atsisėdimą, kažką tokio. Nu, variantas gal neblogas, aišku, reikia dar žiūrėti jo supavimą. O toliau ką, tas auto vienas man čia patinka, pradžia man su juo visai patinka, nes platforma gan įdomi, automobilių visokių yra, visa Europa, kainos, nežinau, čia kiekvienas tą kainą mato taip. Nu, tarkim, okei, imam šitą, imam X1, ne, dabar 2014 metų. Taip, dabar minimalus pasiūlymas 4,830, pirkite dabar 5,237. Plius mokesčiai, tai vokiečiam, belgam, belė kokį automobilį, ką bepirksi, gaunas 480 eurų, jo, prie nupirkimo kainos, nu ir parvežimas, tai čia visi, kaip sakyt, gal pats grįši, gal kažkas parveš. Tai būtent šitas modeliukas, 2014 metai, 283 rida,
Dizelis 2 litrų, tas 1.8 skaitomas, 8.5 automatas. Taip patikra jo techas va iki kitų metų rugsėjo. Juodas, kas BMW yra gerai ir bandysim pereiti tada fotkės. Kas čia su juo yra, tai padangytės gyvos, kibuliukas nenuplautas, ta iškritus parkai, žodžiu. Taip, matau, ratų dar atskirų, komplekčiukas yra variklio. Variklio darbo garsas įmestas, pusiau oda, telikiukas šildomo, matau, lyg nėra, gal neįžiūriu, čia jau tie cicai, knygutė, aprašymuose, variklio čekas dega, manykim nebėda. Dažniausiai per telefoną žiūriu, tai dabar per kompą biškį blūdinu pats. 2 rakteliai. Toliau čia būna fainai, kad viską jie sužymi, kaip sakyt, kad priekis, tarkim, priekis, matau, kapotas yra dažytas, nes 346 išmatavimas ir galinis sparnas jo 257. Bet tai vėlgi, vadinkim, nėra baisų skaičiai, iki 300, man atrodo, kiek tenai. O šiaip visas aplinkui toks, viskas normaliai, visi defektėliai irgi viskas būna išfotkinta. Kaip sakyti, visi įbrėžimukai kažkur kažkas, pasistengia. Ten paskui žiūrėjau atsiliepimus būtent apie Auto 1, tai tų nuomonių visokių yra. Kažkam labai nepasisekė, kažkam labai pasisekė, tai tarkim, man stoja 91. Tikrai pasisekė, patiko. Žiūrėsim, koks grįž Passatas. Ir sekantis irgi, manau, bus irgi kažkas iš X1. Tai šitas toks variantas. Toliau žiūrim, gerai, X1 užtenka, tarkim, Audi A4, ne? Tai dabar kaina yra tokia, 999. Tai tarkim, darau statymą už 100 eurų plus 480 plus parvežimas. Tai 26 metų, 211 rida. Dizelis, 103 kW, mechanas, ralivalį, festivalį, žodžiu, juoda, tudai. Pačios irgi gali per juos vežimą pasidaryti, tai, nežinau, matosi, gal sufokusuos. Tai jeigu per juos, iki adreso 604 euriukų. Telikas, toliau, kas čia dar apie ją, tai va visi defektai, aišku, rūdis tas, anas, arka, va išpūbus, ragas, durys, čia lavonas, čia jau lavonas. Tik kaip pavyzdį rodau, kad maždaug įsivaizduotumėt, kaip kas nuo ko. Taip, karavelė, ir tarkim golfukas, šitą pasižiūrė mane. Taip, golfukas 1.9, sidabrenka, vokietis. 28 metų, pirma registracija 2.9, 2.33 kilometražas, 1.977 mechanas. Jo. Techas, žiūriu, nebėra, parvežimas, tarkim, iki mano adreso 635 ratų yra, kitų, ir va, viskas vėl įsamei, visi defektai, kiek įmanoma įsižiūri, viskas kaip ir fainai. Ten apie variklius irgi būna, kad užkurta, tarkim, kito bandoma važiavimo informacija, nėra laikmenos, o kartais būna rašo, kad dūmina, apsitepalavęs, kažkoks garsas, taip toliau. Mano atveju tam BMW rašė kažkoks pašalinis garsas, tai garsas buvo nutrūkusios, plyšusios, ten gofras, žodžiu, daužėsi, baladojosi, iki velnės. Tiek žinių, tai va, tai ką. Tiek čia apie Auto 1, Kopartą esu rodęs, šitą parodžiau, nežinau, kažką darėt, kapstysiu naujo įdomesnio, vėl parodysiu, tai kas neaišku, ar kažkam, tarkim, reikia čia nupirkti, bet jūs neturit įmonės, pridedu visada Messengerį, tai galit tikrai ne Messengerį, Instagramą, tikrai galit visada rašyti ir galim nupirkti, nes mokėjimus galima padaryti iš jūsų sąskaitos, kad nereiktų man demonstruotis. Tai tiek. Šitą parodžiau, toks lengvas video, informacinis daugiau gal. Tiek žinių, tada ką, šiai dienai tiek, jeigu ką rašykit, padėsiu, kaip sakyti, ir nauji metai, nauji iššūkiai. Te.